Tai yra Šiaulių krepšininkai, Nydjemo perdavimas ir alejop, iš toli labai netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Rokas Giedraitis, greitas išpuolis, Rokas Giedraitis. Kamuolys ir atkovoja mažiau, perimtas kamuolys ir štai toks dėjimas iš viršaus, Rokas Giedraitis. Fantastiškas epizodas. Taškų, tai vis tiek yra neblogas rezultatas ir kuo toliau, tuo galingiau rungtyniauja Giedraitis. Paskutinėse dviejose rungtynėse jis netaiklus metimas, Rokas Giedraitis, Modestas Kumpys, greita ataka, vėl Rokas Giedraitis ir dėjimas iš viršaus 70. 73-41 ir komanda skiria tikrai daug taškų, o čia Rokas Giedraitis. Tačiau nesiaučia jis, nežaidžia savanaudiškai, o štai čia toks dėjimas, Rokas Giedraitis krauna kamuolį iš viršaus, kurio autorius yra Darius Griškėnas. Čia koks perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Derekas Nydjemas, ką bet vokti kamuolys jis moka, čia Giedraitis puikiai žaidžia, perimo kamuolį ir krauna jį į krepšį. Lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Giedraitis stringa varžovų gynyboje. Sekundė Šiaulių komandos atakai. Giedraitis, koks jo metimas iš 3 taškų zonos ir kokį tritaškį trenkia Rokas. Modestas Kumpys ir čia štai toks perdavimas ir Rokas Giedraitis. Gymantas Janavičius, Rokas Giedraitis užtikrintai. Vienas prieš vieną su Neliubovu nežaidžia, tolimas metimas. Tai yra geriausias skaičius apskritai visoje Šiaulių komandoje ir jis maža to dar yra naudingiausias Šiaulių krepšinėje. Gediminas Petrauskas, kad šiandien be jokios abejonės akcentuojame gynybą, manau, kad bus šiandien gynybinės rungtynės. Ties klaidos riba žaidžia Jucikas, Leslie. Šulskis iš toli nesiryžta mesti, Giedraitis prieš tai pataiko ir dabar. Ir plus 7. Galima sakyti, kad neblogai šiandien rungtyniauja Lietkabelio komanda. Čia iš 3 taškų. Kamanis atkovoja kamuolį, greitas perdavimas į priekį, Rokas Giedraitis ir 2 taškai su pražanga. Giedraičiui numetamas kamuolys, šis meta toliau Nydjemui. 10 sekundžių lieka, daug perdavimų, Giedraitis puikiai prasiveržia po krepšiu, tačiau Kristas Kuperis karaliauja po krepšiu, Giedraitis 2 lengvi taškai iš po krepšio, vėl prisikalba šiauliečiai, paskui paskutinė akimirka, kai kamuolys jau krenta ant galvos, Jucikas tai pajaučia, o čia Giedraitis gal. Kauskas, Vilius Mačiulaitis ir Rytis Sabas. Rungtynių komisaras yra Robertas Buka. Na ir dar prieš tai žiūrint irgi gruodžio 18 dieną. Palūžęs Nevėžis, Rokas Giedraitis, dar 2 taškai. Statykite. Ir galių grupuotė yra su vėliavomis, tačiau jų nedaug šiandien. Aistruolių galbūt. Kadangi visi šansai laimėti šiandien buvo. Giedraitis paliktas be priežiūros, iš toli smeigia 3 taškį. Priminsiu, Nevėžis 8 pergalės, 13 pralaimėjimo. Giedraitis išsisiautėja. Zonos ir atkovoja kamuolį Šiauliai, galimybė greitai atakai, Rokas Giedraitis iki galo, 2 taškai iš po krepšio, minutės per lieka vos pusę minutės iki Juventus pergalės antrosios Lietuva. Ir pirmauja pieno žvaigždės Derekas Nydjemas, jo metimas netaikus, tiesiog neturėjo atrodo kitą pasirinkimą dabar. Tiesiog komanda skiria jau 13 taškų, bet nesakau, jog šiauliečiai jau pralaimėjo šias rungtynes, juo labiau, kad Rokas Giedraitis 10 taškų, jis yra rezultatyviausias Šiaulių komandoje. 9 taškus surinko Derekas Nydjemas, čia pataiko dabar ir Derekas Nydjemas. Čia Darius Pakamanis, Rokas Giedraitis pašokdina savo varžovą, jo metimas. Iš 3 taškų zonos dabar met. Taip, Justino Rachnavičiaus ant parketo LKL pirmenybėse dar nematėm. Giedraitis ir sunkus jo metimas, Rokas Giedraitis dar labiau nepavyksta. Dabar labai rizikingas Modesto Kumpio perdavimas Rokui Giedraičiui, tačiau šis Šerdas šiandieną prametė visus 3 savo tritaškius ir pelnė 4 taškus. Dar viena klaida ir vėl Rokas Giedraitis atakos smaigalyje. Ir
Jam taškų pelnyti nesiseka, Giedraitis arčiau krepšio. Ir 2 taškai su pražanga. Ta kamuolį graibalioja labai sunkiai. Ir Giedraitis jau kitoje aikštės pusėje pelno dar 2 taškus ir atrodo. Šiaulių komandoje rezultatyviausiai rungtyniauja 8 taškus pelnę krepšininkai. 51-49, 2 taškais pirmauja Lietkabelio. 7 buvo, vadinasi, kad dabar Šiauliai spurtuoja 6-0 ir spurtas tęsiasi. 80-88. Rokas Giedraitis iš 3 taškų zonos, dar vienas jo tolimas kamuolys, tai yra vienas geriausių rezultatų Šiaulių komandoje. Jetsonas Dillardas spėjo jau atkovoti ir. Nors žinoma, kai kur gal nurodoma ir 2,7 m. Ir Šiaulius į pergalę tuomet vedė Jetsonas Dillardas. Čia 2 taškus su pražanga dabar pelno Rokas Giedraitis. Komanda skiria 6 taškai. Dabar labai svarbi ataka Šiauliams ir žinoma pieno žvaigždėms reikia apsiginti. Iš toli pataiko Rokas Giedraitis. Kaip ir minėjau, suklydo jau 4 kartus. Čia dar vienas metimas ir pataikom. 2 dar buvo. Ir dabar Juventus laimė labai svarbų spurtą 8-0. Rokas Giedraitis iš 3. Kristoferis Kuperis, Rokas Giedraitis į baudos aikštelę ir pataiko dabar Rokas Giedraitis. Jakovičius 11 ir 80. Čia neakivaizdinė, galima sakyti, rezultatyvių pardavimų. Krepšiui, kada Šiaulių ekipa nugalėjo, beje, Kauno Žalgirį, Žukauskas pelnė 9 taškus, o čia Rokas Giedraitis. Ir vėl. Krašto Makliūras ir netaiklus metimas šį kartą. O čia Rokas Giedraitis. Taip seniai, tačiau po to jau surimtė ir pasakė, kad tiesiog tai buvo pati sezono pradžia ir komandos buvo kitos, dabar irgi jos yra vienukas baigtas rezultatų 4-1. Lietuvos krepšinio lygoje taško pelno jis, po to buvo Dinamo Diokoso, po 13-70 Rokas Prienų Toni, bet komandai nepavyko ženkliau pasipriešinti 61-80. Iš karto pjauna per pus tą pranašumą, kurį turėjo Šiauliai, o čia iš karto varžovai perėmė iniciatyvą, čia gražus perdavimas ir tiesiog dabar reikėjo galbūt paprasčiau rungtyniautininkų mechanizmas. Čia koks perdavimas dabar ir 4 baudos iš 5 ir 4 išprovokuotos pražangos, o čia. Giedraitis. Kuperio užtvara, žaidžia 2-2 idealiai, viską atlieka Šiauliai, lengvai išmaudė taiks prognozės, iš ankstinės tikrai toli gražu ne visada suveikia ir būtent todėl ir yra intriga, būtent todėl mes ir mylime šį žaidimą. Pagavęs žaidimo skonį, atmeta Giedraičiui, 10 sekundžių, Giedraitis gauna užtvarą, čia puikus, jo perdavimas ir jų. 2 taškai, vos vienas taiklus metimas ir gali būti jau lygybė. Tiesa su kamuoliu dabar Šiauliai, koks perdavimas ir. Paskutinis išpuolis, Rokas Giedraitis, 3 sekundės, atiduoda kamuolį po krepšiu ir taškus dar pelno. Bloką nuo tiesioginio oponento Nydėmo, Giedraitis ir jis gali dėti, Dillardas arčiau krepšio. Vytautas Šulskis, galima sakyti, kad aikštės šeimininkai šiandien tituluotėms Nydėmas, Kristoferis Kuperis, Rokas Giedraitis. Giedraičio perdavimas ir aikštė šeimininkų naudai, trečiasis kėlinukas 24-14. Taigi antroje rungtynių atstovų persvara. Rokas Giedraitis, Julius Jucikas, Šulskis, Leslie ir Pakamanis. Polėjo pozicijoje, čia perimtas kamuolys ir Simas Buterlevičius. Blokas dabar Simui Buterlevičius. Nuo Valančiūno kartos atstovas, čia dar vienas perdavimas po krepšiu ir Rokas Giedraitis blokuoja dabar Roberto Jevtokienė. Skiria komandas, Dambrauskas arčiau krepšio, blokuoja jo metimą. Neleidžia nei jam, nei kitiems žaidėjams laisviems atakuoti iš tolėliau. Tenka atlikti tokius metimus. Minutė 25 iki antrojo kėlinio pabaigos. Stanionio metimą blokuoja Rokas Giedraitis. Daug rungtynių sausį ir vasarį kol kas žaidė šiauliečiai savoje aikštėje. Pils Baltijos krepšinio lygos B grupėje. Čia prasiveržimas ir blokuoja dabar 10 kamuolių. Ir Neliubovas gauna bloką dabar. Rungtynės dažniausiai būna neįdomios. Apie Šiaulius galima pasakyti irgi tą patį. Na bent jau dažnai tai būna. Čia koks blokas ir Rokas. Kisielius pelnė po 6. Navičius drąsiai lenda po krepšiu ir įpusėja antrasis kėlinys. Liujisas per rankas, Rokas Giedraitis. Dar vienas ir čia Rokas Giedraitis.